Vis daugiau vaikų naktimis miega neramiai ir jei tėvai guli šalia, girdi, kaip mažieji griežia dantimis. O tai nemalonus girgždantis, čerškiantis garsas, atsirandantis dažniausiai miegant dėl viršutinės ir apatinės dantų eilės trinimosi viena į kitą. Dantų griežimas dažniausiai siejamas su psichologinėmis ar sveikatos problemomis. Tokiais atvejais neretai prireikia ne tik šeimos gydytojo, bet ir neurologo ar psichologo konsultacijos. O ką apie dantų griežimą mano vaikų odontologai? Aišku, tas griežimas, jeigu toks protarpinis, momentinis, tai labai daug dėmesio kreipti nereikėtų. To nerimo mažinimas ir darželio, tai jis gali reaguoti netgi, kada pakeičia gyvenamąją vietą, grupę darželyje arba mokykloje, kažkokios tai problemos tik tai dėl to. Bet jeigu tam tikras gydymas, tėvų reakcija, tai yra ten to vaiko pasikalbėjimai, to vaiko paraminimas, anksčiau guldymas, miego režimo, poilsio sutvarkymas. Ir jeigu per 8 savaitės tie simptomai nedingsta, tai reikėtų jau tada kreiptis pas gydytoją. Norint padėti vaikui, reikia išsiaiškinti, kas jį neramina, ar jam netrūksta mamos dėmesio. Gal mažylis pradėjo lankyti darželį, o gal atsirado jaunesnis broliukas ar sesutė. Parodykite vaikui daugiau dėmesio ir meilės, žaiskite kartu, daugiau būkite griname ore, kad vaikas galėtų išlieti emocijas ir atsipalaiduoti. Priklausomai nuo amžiaus grupės, jeigu tas vaikas yra ten 3-6 metukų, tai reikėtų pirmiausia sureguliuoti poilsio ir aktyvaus gyvenimo režimą. Tokį vaiką, kad jisai nenuvargtų per visą dieną, guldyti valandą anksčiau, jeigu jisai ten pervargęs yra. Galbūt vakare su juo jau valandą prieš miegą šiek tiek ramiau praleisti, kokią pasakėlę jam paskaityti, negyventi aktyvų jau tokį gyvenimą. Galbūt pasiūlyti jiems į kokią šiltą vonią, atsipalaiduoti, bet nepersistengti negu 10 minučių ilgėliau, nes galim sulaukti priešingo efekto. Kai kuriais atvejais vaikučiams dantų griežimas gali būti kaip reakcija į skausmą ar diskomfortą sukeltą tokių ligų kaip peršalimas ar ausies uždegimas. Pasitaiko, kad vaikai griežia dantimis laikinai, pieninius dantis keičiant nuolatiniams. Dažniausiai pasireiškia, kai išdygsta pirmieji dantukai pieniniai ir kai keičiasi sukandimas į nuolatinį. Vaikams dantų griežimas gali būti, kai išdygsta pirma antagonuojanti dantukų pora, tai yra pirmas viršutinio ir apatinio žandikaulio dantukas. Jau jisai gali pradėti griežti dantimis, tiesiog taip, tuos dantis turėdamas. Jeigu vaikui dantų griežimas nesukelia diskomforto, jis auga, jokių sutrikimų nėra ir vaikas nesiskundžia dėl dantų skausmo, tai didelės problemos įžvelgti nereikėtų. Tačiau kaip elgtis, jei jūsų vaikui dantų griežimas nepraeina ilgiau nei 8 savaitės? Į ką tėveliai turėtų atkreipti dėmesį? Taip, tai jeigu tas griežimas be perstojo, bet taip kelias savaitės vyksta, aišku, raumenukų jėga vaiko gana pakankamai stipri ir tie besitrindami dantis gali pažeisti emalį ir tie dantis gali tapti jautrus tam tikriems dirgikliams, tai šaltam, karštam, sūriam, rūgščiam. Ir tada jau tampa tam tikra problema, nes vaikas negali normaliai valgyti, gali jam atsikėlus skaudėti, burnytę, raumenukus, gali kitam vaikui ir skaudėti kokią galvą. Dantų struktūros pakitimas gali būti ne vien tik nuo dantų griežimo, bet ir nuo gausaus rūgštaus maisto ir gėrimų vartojimo. Ypač pavojingi gazuoti gėrimai, vaisių sultys, dažnas vitamino C vartojimas, pavyzdžiui, čiulpiamosios tabletės. Gydytoja Lina patarė, kad pasikonsultuoti su odontologu visada verta, tam, kad sužinotumėte, ar su vaiko dantukais viskas gerai ir kaip juos apsaugoti. Yra keli gydymo būdai, iš tikrųjų vienas iš tokių, kad tepam nujautrinančiomis pastomis, lakais, fluoro aplikacijos, gali būti pažeisti dantukai ir plombuojami. Kada jau yra nuolatiniai pažeisti dantis, nudilę, lygiai taip pat ir nujautrinantis lakai, plombuojami arba net protezuojami, o šiaip profilaktiškai yra gaminamos vadinamosios naktinės kapos.
Naktinis dantų griežimas vaikams gali atsirasti ir dėl kalcio bei magnio trūkumo. Jei kalta netinkama mityba, pakoreguokite ją arba nupirkite vaikui vitaminų papildytų mineralinėmis medžiagomis, ypač magniu. Gydytoja užsimena, kad vaikams reikėtų riboti ir kramtomosios gumos vartojimą. Nepamirškite, kad becukrę galima kramtyti tik po valgio ir neilgiau kaip 5 minutes. Jei vaiką vis tiek kamuoja griežimas dantimis, paprašykite gydytojo odontologo rekomendacijos. Jis gali pagaminti specialią naktinę kapą, kuri neleis dantims susiliesti ir trintis jų paviršiui. Tai apsaugo dantis, išskirsto kramtymo krūvį ir tie dantis netaip dyla ir tiesiog jie apsaugomi yra su ta kapa. Norėdami padėti vaikui, pasikalbėkite su juo prieš miegą apie tai, kaip jam sekasi mokykloje, vaikų darželyje, kieme. Tėvelių dėmesys vaiką veiks raminančiai ir padės sumažinti įtampą, leis jam gerai išsimiegoti ir išsaugoti sveikus gražius dantukus.